Kas nutinka tavo kūnui, kai pyktį nuryji, kai kaltę slepi giliai viduje, kai viduje verki, bet kitiems sakai, viskas gerai. Kai gyveni per jėgą ir didžiulės pastangas, iš pareigos, iš baimės ką nors keisti. Tavo kūnas tai jaučia. Kiekvieną kartą, kai pokyčiui sakai, dar ne šiandien. Kiekvieną kartą, kai renkėsi tylėti, prisitaikyti, kentėti, kad tik nebūtum pasmerktas, kad tik niekas nepaliktų, kad tik nebūtum blogas. Ir kai viskas kaupėsi viduje, kūnas pradeda kalbėti. Ir įtampą, nerimą, ligas, nuovargį, tarsi be aiškios priežasties. Nes emocija, kuri nepaleista, niekur nedingsta. Ji tampa kūnu. Ji tampa skausmu ir neretai netgi sunkia liga. Daugybė žmonių gyvena tarsi ne savo gyvenimą. Dirba nemėgstamą darbą, būna su žmonėmis, kurių negali pakęsti. Ir net nežino, ko iš tikrųjų nori, nes niekada neturėjo laiko sustoti, paklausti savęs, išgirsti save. Gyvena taip, kaip reikia, bet viduj jau senai viskas plyšta. Ir tai nėra normalu. Tai nėra stiprumas. Tai lėtas savęs naikinimas. Jei matai šį video, gal tai ženklas. Tu gali sustoti ir pasirinkti kitaip. Gyvenimas nėra bausmė. Jis duotas ne tam, kad vargtum. Tu turi teisę rinktis, net jei visą gyvenimą buvai mokytas prisitaikyti. Tu gali pakeisti darbą, pakeisti santykius, pakeisti tai, kas tave žlugdo. Svarbiausia – pakeisti santykį su savimi. Skirk šiandien tą vieną tylos minutę. Pažiūrėk į savo gyvenimą be iliuzijų ir leis savo paklausti. Jei galėčiau pradėti iš naujo, nuo ko pradėčiau keisti? Gal atsakymas bus paprastas, o gal tai bus galinga nauja pradžia. Siunčiu tau šviesos.